Greta, dabar yra toks klausimas. Nu. Yra toks posakis, tu dabar sėdėsi be neto, bet situacija tokia, kad tau internetas nedingo. Ar tai yra grasinimai, ar tai yra tiesiog pajuokavimo forma? Aš manau, kad tik pajuokavimo forma. Ačiū už atsakymą. User was moved out of your channel. Šešbots esi. Jo. Mes darom tokią apklausą dėl to neto. Yra tokia situacija, tau pasako, kad tu šiandien sėdėsi be neto, ne? Bet situacija tokia, kad taip atsitinka, kad internetas tau nedingsta. Ar tai yra pajuokavimo forma, ar tai jau grasinimas? Taigi pajuokavimo čia logiškai aišku, karoči. Gerai, ačiū už atsakymą. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Karlosai, yra tokia situacija, tau pasako, tu šiandien be neto, ne? Bet tau internetas visada yra. Ar tai grasinimas, ar tai pajuokavimo forma? Pajuokavimo. Ačiū už User was moved out atsakymą. of your channel. User was moved to your channel. Situacija tokia, JT-head. Blet. Taip. Sakyk Joytehajo. JT-hajo. Yra Jo. tokia situacija, tau pasako, šiandien tu be neto. Bet atsitinka taip, kad tu visą dieną su internetu. Ar tai grasinimas, ar tai pajuokavimo forma? Pajuokavimo forma, gi prikolas, nu. Ačiū už atsakymą. Prašau, sėkmės. Blet. User was moved out of your channel. Džeimso dalyko, ne? Jo. Kas dar? Viskas? User was moved to your channel. Sony darom tokią apklausą, esi? Nėra jo. Tai User ko was gero moved out of your užtenka mums, channel. ne? Nu, pohu, užteks. Gerai,